Munartas atsidarė prieš 5 metus. Pačią pirmą atidarymo dieną pas mane į studiją atėjo 2 vaikai. Ir man tai buvo didžiausia laimė, nes galvojau, kad gali niekas neateiti. Šiai dienai Munartas užaugo taip, kad nesutalpinu norinčių vaikų ir reikia jiems truputėlį palaukti, kol atsilaisvins vieta. Kai aš tik atėjau, man truputėlį buvo nejauku, taip nedrąsu, bet po to įsidrąsinau ir iš tikrųjų mane labai nustebino rezultatai, dėl to, kad kai aš pradžioje pradėjau ten tapyti kokius didesnius piešinius ar dar kažką, tai aš nesitikėjau, kad aš iš tikrųjų taip galiu gerai piešti. Man patinka Munarte tapyti naujus dalykus, atrasti savo labiau stilių, tai kas man labiausiai patiktų. Tu gali išsilaisvinti tavo fantaziją galvoje ir gali tiesiog tapyti. Labai smagu. Pastebėjau, kad vaikai tapymo metu atsijungia, jie atsipalaiduoja ir jų mintys kažkur nueina. Ir tos 2 valandos per savaitę vaikams yra pati geriausia terapija savaitėje. Jie pamiršta mokslus, pamiršta rūpesčius, pamiršta kitas veiklas, nesiblaško. Tai džiugu, kad tapyba gali tiek daug duoti. Ne tik vaikams, bet ir suaugusių grupėse lygiai taip pat vyksta ta terapinė meditacija per tapybą. Labai smagu, kad turiu labai fainą mokytoją, su kuria yra nebaisu kalbėti ir galiu būti savimi. Man labiausiai Munarte patinka irgi pati bendruomenė, patys draugai, žmonės. Tikrai čia labai gera atmosfera ir pats vaibas. Tikrai mokytoja Živilė irgi labai faina, labai užjaučianti, labai draugiška. Munartas yra ne tik tai apie tapybą ir žinias, bet Munartas yra bendruomenė, kurioje mes vienas be kito atrodo negalime. Ir tai nėra, kad konkurencija kažkokia būtų. Mes mokomės vaikus pasitikėti vienas kitu. Mes suteikiame žinių tiek, kad jie įgytų kūrybiškumo, pakeltų savo savivertę, pasitikėjimą ir tais žinias panaudotų ateityje kaip auganti asmenybė. Ir realiai visi tie, kurie ateina pas mus, jie supranta, kad jie gali padaryti, tik reikia šalia profesionalų. Ir mes suteikiame tai žinias, jie atsipalaiduoja ir tada supranta, kad viskas yra ženkliai paprasčiau, o vėliau jie susitvarko su tais visais savo jausmais ir belieka tik tai tapyba. Ačiū visiems, kurie tiki Munartu, kurie patiki savo vaikus man, nes tai jūsų vaikai yra didžiausia dovana, kurią galbūt gyvenime galėjau turėti. Džiaugiuosi galėdama juos mokyti ir džiaugiuosi turėdama tiek daug naujų draugų. Jie yra lobiai, su jais neįmanoma nebendrauti. Tai labai dėkinga visai tėvų bendruomeniai už tokius nuostabius vaikus. Be jų nebūtų Munarto.